Trečiadienio naujienos Dzūkijos televizijos žiniose. Labas vakaras ir ačiū, kad žiūrite. Žiniose matysite, ar tikrai miesto mokyklų sporto salių durys atviros bendruomeniai. Tačiau vis atsirasdavo pasiteisinimų priežasčių mūsų neleisti sportuoti. Vis tiek turi būti tvarka, yra direktoriaus įsakymas, kad būtų žmogus iškviestas. Krepšinio klubo Dzūkija krepšininkai lankėsi Daugų Vlado Mirono gimnazijoje. Labai smagu, kad Daugų gimnazija taip šiltai ir išskirtinai šiltai mus šiandieną priėmė. Alytaus dailiųjų amatų mokyklos parodų salėje eksponuojama Šaltinių pagrindinės mokyklos fotografijos būrelio paroda Vanduo. Kėdainiuose nutrūko Alytaus Dzūkijos 2 iš eilės pergalių serija. Kai vis garsiau kalbama apie prie kompiuterių išvarvėjusiomis akimis sėdintį jaunimą ir ieškoma būdų, kaip paskatinti aktyviau sportuoti, išaiškėja faktų, kad Alytaus moksleiviams ir kitiems bendruomenės nariams ne visada pavyksta pakliūti į mokyklų sporto sales. Ar tikrai savaitgaliais mokyklos užrakintos, o sportuoti poreikis yra? Specialus Dzūkijos televizijos tyrimas. Dzūkijos televizija atliko eksperimentą. Praėjusį šeštadienį aplankėme 4 Alytaus mokyklas, norėdami įsitikinti, ar ugdymo įstaigų sporto salių durys atviros bendruomeniai. Kad moksleiviai sėdėjimą prie kompiuterio keistų į kamuolį, politikai kalba ne 1 metus. Deja, teko įsitikinti, kad durys užrakintos. Atlikti šį eksperimentą paskatino vienos mokyklos moksleiviai. Pasiskundė, kad sportuoti nori, tačiau ugdymo įstaigos vadovas atranda priežasčių ir neleidžia to daryti. Kiek aš kartu esu bandęs patekti į salę, tai teko kreiptis ir į mokyklos valdžią su klasiokiais, su bendramžiais, tai vis atsirasdavo kažkokios kliūtys, vis kažkokios problemos ir mes vis bandydavom jas spręsti. Tai, kaip pavyzdžiui, buvo salės užimtumas, tai reikėjo atsakingų asmenų, mes viską bandydavom įspręsti, tačiau vis atsirasdavo pasiteisinimų priežasčių mūsų neleisti sportuoti. O kokios tos priežastys, įvardinkite? Tai, kaip minėjau, salės užimtumas, tiesiog reikėjo atsakingo pilnamečio asmens, vėliau reikėjo, kad valytoja būtų, kas išvalytų. Tiesiog, manau, šitos 3 pagrindinės priežastys. Ir tai jums trukdė sportuoti? Taip. Šią problemą kelia ir Alytaus apskrities futbolo federacijos prezidentas Gediminas Daukšys. Kaip būtų gerai, jeigu mokyklos moksleivis šeštadienį ir sekmadienį ryte paimtų savo tėtį, mamą ar brolį už rankos, sakytų, einam pažaisim krepšinį, einam pamėtysim į mokyklos, mūsų šalia esančią sporto salę. Gal tėvelis nelaus butelį išgertų, o sveikai šeimoje praleistų laiką. Deja, valdininkai, kaip aš jau minėjau, nes jie nėra suinteresuoti, kad tos salės veiktų. Jie viską sugeba tyliai, ramiai viską vėl numarinti, uždaryti ir net mačiau Vanago Ramanausko mokyklos aikštynas, naujas, už europinius pinigus padarytas aikštynas, šeštadieniais, sekmadieniais neprieinamas miestiečiams. Reiškia, po darbo, daugelis žmonių šeštadienį savaitę dirba, jie gali su šeima pasportuoti, ateiti ir futbolą ar krepšinį pažaisti, gali tik tais šeštadienį, sekmadieniais. Jis šeštadienį, sekmadieniais uždarytas ir pakabintas skelbimas, negalima naudotis. Nežinau kodėl, nežinau kaip, tačiau akivaizdu, kad miesto sportinės bazės yra valdomos ir naudojamos neefektyviai. Alytaus mero pavaduotoja, kuruojanti sporto sritį Valė Gibienė, tvirtina, kad mokyklų sporto salės atviros bendruomeniai, tik norintys sportuoti savaitgalį turi pranešti mokyklos vadovui iš anksto. Salės yra atviros bendruomeniai ir yra švietimo skyriaus vedėjo pasirašytas įsakymas, kad jos darbo dienomis yra atvertos ir yra grafikai salių užpildymo, iš tiesų jos kai kuriom dienom iki 10 valandos vakaro jos užimtos ten ir įmonės, ir klubai įvairūs, ir neformalus ugdymas vyksta, iš tikrųjų jos yra atvertos. Savaitgaliais mokyklos yra perduodamos saugos tarnyboms. Jeigu iš tiesų yra mokyklų, dabar negalėčiau įvardinti, kurios tikrai, bet yra grafikai, švietimo skyriuje yra salių užpildymo grafikai, jos negali būti visą, tarkim, savaitgalį atrakintos ir bet kada įėjęs vaikas sportuotų, turi būti suaugęs žmogus. Jeigu yra su šeimom, prašom, jos visada tik reikia pasiderinti. Jeigu kažkuri mokykla nesutiko, tiesiog mums reikia tos tikrios informacijos.
Nes grafikuose tikrai galiu patikinti, yra ir šeštadieniais, ir sekmadieniais salės atitinkamo valandom sportuojantys žmonės ten yra ir tada iškviečiamas darbuotojas mokyklos, kuris ir atrakina, įleidžia ir prižiūri patalpas. Beje, Alytaus apskrities futbolo federacijos prezidentas sako, jog salių mūsų mieste neatsiranda ir organizuojamams salės futbolo pirmenybėms. Aš noriu pastebėti, kad Alytaus futbolo federacija jau ne pirmus metus organizuoja salės futbolo pirmenybės. Tai šiemet iš 16 komandų net 12 yra Alytaus komandos. Alytiškiai žaidžia. Taip ir turėtų būti. Bet turiu apgailestauti, kad iš 4 vykusių turų 3 mes buvome priversti žaisti Varėnoje. Tai mes dar rudenį kreipėmės į miesto tarybą, kad mums suteiktų sąlygas, sudarytų sąlygas alytiškiams žaisti Alytuje. Tačiau, nėra galimybių, nėra salių, o kaip matome, jos stovi užrakintos, nenaudojamos. Prie stadiono jau berods prieš 3 mėnesius buvo pabaigti statybos darbai ir stovi salė, tačiau labai tokia nedidelė smulkmena, ten kažkokių tinklų apsauginių trūksta. Tai žinot, už 2 milijonus pastatome salę ir už kelius šimtus tinklo nesugebam nupirkti. Žmonės, kurie rimtai organizuoja darbą, tai paprastai dar nepastačių salės jau žino, kada jinai bus pastatyta ir sekančią dieną ten jau prasidės veikla, nes tai yra pinigai. 2 milijonai eurų salės statybai išleisti ir tie milijonai nenaudojami. Tai bet kuriam verslininkui tai būtų pražūtis arba bankrotas. Mieste galima kaip nori. Tiesiog vyriausio teisėjo yra... Nežinau, kodėl taip susitarta, gal norėjo Varėnoje žaisti. Iš tikrųjų, salės pas mus yra ir tikrai nėra jokių problemų. Ir gal net kiekviena komanda nori žaisti savo namuose. Tai Alytuje ir buvo tų rungtynių. Gal jų per mažai buvo, gal reikėjo daugiau, gal tiesiog turėjo... Sako, tiesiog neįsileidžia, tiesiog sako. Tai tas, žinot, sako arba visi, arba niekas, va tokie žodžiai, kurie... Reikia tiesiog faktų, kas kada kur neįsileido. Tai tada galima ieškoti iš tikrųjų, gal iš tikrųjų kažkas įvyko ir neįsileido, bet aš manau, kad tai jau reikia kalbėti faktais ir tada bus atsakymas. Alytaus futbolo federacijos prezidentas kreipėsi į miesto tarybą ir prašo pagalvoti, kaip efektyviau naudoti sporto bazes ir jas plačiau atverti bendruomeniai. Kauno Žalgirio arena buvo perduota sporto organizacijai valdyti ir ten vyksta ir koncertai, ir sporto, ir motokroso visokie, ir su motociklais, ir ant smėlio, ir ko reikia kauniečiam visi renginiai vyksta. Taigi patys sportininkai labai dažnai geriau naudoja savo turtą negu paskirtas vienas ar kitas sporto funkcionierius, nes jis dažnai būna nesuinteresuotas. Jam miesto taryba davė atlyginimą, ar tenais davė už elektrą sumokėti, už vandenį, ar ten sportuos miestiečiai, ar nesportuos, jam atlyginimas nuo to nesikeičia, o jeigu dar jie nesportuos, tai dar mažiau ir elektros reikės, ir vandens mažiau išleis, tai jie tik žiūri, kaip ten, kad kuo mažiau tų žmonių ateitų į tą sporto salę, kaip vėliau ją atidaryti, kaip anksčiau uždaryti. Ir tokiu būdu aš manau, kad tai nėra geras kelias, nėra efektyvus turto valdymo kelias ir manau miesto taryba pagalvos, kaip geriau organizuoti sporto bazių veiklą, kad jinai kuo geriau tenkintų miesto bendruomenės interesus. Iš tikrųjų, leis naudotis už dyką, tik reikia kreiptis, prieš dieną, kad ne šeštadienio rytą, kad aš noriu po pietų ateiti, nes vis tiek turi būti tvarka, yra direktoriaus įsakymas, kad būtų žmogus iškviestas, kuris atrakins salę, įleis, jis prižiūrės tvarką seks. Čia ir saugumo sumetimais, vaikai vieni neįleidžiami, jeigu kas nors nutiktų, turi būti suaugę žmonės. Tai kaip yra iš tiesų, mokyklų sporto salės atvertos bendruomeniai ar ne? Moksleiviai sako, kad ne, valstybės tarnautojai tai neigia. Daina Baranauskaitė, Darius Mincevičius, Aivaras Juškevičius, Dzūkijos televizija. Alytaus Dzūkijos krepšininkai ir toliau stiprina bendravimą su miesto bei rajono bendruomenė. Šiandien tęsiant socialinę veiklą, sportininkai lankėsi Daugų Vlado Mirono gimnazijoje. Viktorijos Daugėlienės reportažas. Krepšinio klubas Dzūkija ir toliau nesiliauja bendradarbiavę su miesto bei rajono bendruomenė. Šiandien klubo vadovas kartu su komandos nariais lankėsi Daugų Vlado Mirono gimnazijoje, kur mokyklos bendruomeniai pristatė savo veiklą. Alytaus Dzūkijos krepšinio klubas ir toliau tęsia socialinę veiklą. Labai smagu, kad
Daugų gimnazija taip šiltai ir išskirtinai šiltai mus šiandieną priėmė. Nesudėsime rankų, kaip sakoma, nenurimsime ir toliau tęsime savo socialinę veiklą. Jau kitą savaitę važiuojame į Krokilūkio gimnaziją, tenais atliksime taip pat, galvoju, puikų renginuką. Labai džiaugiamės, artimiausi kaimynai, dzūkai, komanda žaidžianti aukščiausio krepšinio lygoje Lietuvoje. Tai be abejo, kad labai smagu ir ypatingai jauniems žmonėms. Tai manau, kad ir pavyzdys labai geras ir pasižaisti kartu nuostabu. Apsilankimo Daugų Vlado Mirono gimnazijoje metu krepšininkai kartu su mokiniais sužaidė ir draugiškas varžybas. Vienas iš krepšininkų, alytiškis Mindaugas Ušinskas, atviravo, jog viliasi, kad ateityje miesto komandos žais ir daugiau alytiškių, o tokie apsilankymai įvairiose mokyklose mokinius paskatins žaisti krepšinį. Manau, čia visų pirma, tai jiems šiokia tokia pramoga vaikams ir galbūt gali šiek tiek įvertinti savo ateities galimybės, žinodami, kaip krepšininkai pradėjo sportuoti, nuo ko pradėjo, kaip viskas vyko, krypo ir galbūt gali net padėti pasirinkti vėliau gyvenimo kelią. Jeigu taptų dar populiaresnis, tarkim, sportas, vaikai labiau norėtų stengtis, tobulėti, treniruotėse ir gal net reikia to tikėtis, kad vėliau žais ne 2, o 5 alytiški, vėliau gal dar daugiau. Pasak Daugų Vlado Mirono gimnazijos mokinių, džiugu, jog krepšininkai atvyko būtent pas juos. Ar pats žaidži krepšinį? Taip. Patinka? Taip. Ar pats kada lankėsi Dzūkijos krepšinio klubo varžybos? Ne. O ketini dabar apsilankyti? Nu, gal. Tokie apsilankymai įvairiose mokyklose tai tik dalis krepšinio klubo Dzūkijos socialinės veiklos. Viktorija Daugėlienė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Alytaus dailiųjų amatų mokyklos parodų salėje eksponuojama Šaltinių pagrindinės mokyklos fotografijos būrelio paroda Vanduo. Alytaus dailiųjų amatų mokyklos parodų salėje pristatoma fotografijų paroda Vanduo. Parodos autoriai Šaltinių pagrindinės mokyklos fotografijos būrelio mokiniai vadovaujami dailės mokytojo Vito Zabitos. Nėra gerai, kai menininkas kuria tik žiūrovui ir pamiršta save, bet be žiūrovo menas turbūt nustotų turėti prasmę kažkokią. Menas tai yra komunikavimas, meno kalba, jinai bus suprantama ir žmonėms, kurie gyvens po 200 metų. Tai yra kelias, kartais būna taip, kad tu būni nepatenkintas savo ankstyvos kūrybos darbais, o vėliau praėjus 20 metų tu žiūri, kokie jie gražūs, mieli. Taip ir ta kūryba yra, sakykime, gal gražus džiugesys pamačius lašą ir tyras kažkoks vidinis jausmas, kurio negali pajausti jau suaugęs žmogus. Kita vertus, gali labai filosofuoti, kas jaunystėje, paauglystėje labai būdinga. Parodai mokiniai fotografavo peizažus, portretus, abstrakcijas. Tai jau bus porą metų. Šiaip man patinka fotografuoti. Fotografavau ir anksčiau, tačiau pajaučiau pašaukimą ir kai draugės pradėjo lankyti, atrodo, net ir aš taip pat panorėjau kartu su jom. Tai smagu, važiuojame į įvairias ekskursijas. Dabar bus mano antroji paroda. Iš tikrųjų nesitikėjau, kad bus ir mano nuotraukos. Atrodo, fotografuoju savo malonumui, tačiau taip pat ir visuomeniai rodau savo nuotraukas visiems kitiems. Pasak dailės mokytojo Vito Zabitos, lankydami būrelį vaikai ne tik mokosi fotografijos meno, bet ir domisi fotografavimo technika, bando ieškoti naujų savitų meninių sprendimų. Kartais net ir jų kadrų pavydžių, kuriuos jie padaro. Gerąją prasme, kad man yra labai gražu, įdomu ir aš galvoju, štai tokio dar nepagavę. Kiekvienas meno kūrinys tai dalis tavęs, tavo patirties, tavo vertybių, tavo filosofijos. Ir aš manau, kad meno kūrinio kaip sportinio rezultato nebeįmanoma įvertinti. Šaltinių pagrindinės mokyklos fotografijos būrelio parodą Vanduo dailiųjų amatų mokyklos parodų salėje apžiūrėti bus galima iki vasario 12 dienos. Rūta Kašėtienė, Darius Minsevičius, Dzūkijos televizija.
Metas kriminalams, praėjusios paros įvykius apžvelgs Aivaras Juškevičius. Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas gavo pranešimą, kad į Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninę atvežtas 42 metų vyras, kurį šiek tiek po vidurnakčio Alytaus rajone Ryliškių kaime partrenkė nenustatytos markės automobilis. Lazdijų rajono policijos komisariatas gavo 43 metų moters pareiškimą, kad internete patalpinta šmeižiančio pobūdžio skelbimas apie jos nepilnametę dukrą. Varėnos rajono policijos komisariatas gavo pranešimą, kad 2015 metais gruodžio 14 dieną 25 metų mergina apklausos metu davė melagingus parodymus. Praėjusią parą Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyrius išsiaiškino 37 kelių eismo taisyklių pažeidimus. Daugiausiai jų 10 buvo kelio ženklų ir ženklinimo pažeidimai, 6 greičio viršijimo pažeidimai, 5 naudojimosi telefonu ir 4 naudojimosi saugos diržais pažeidimai. Išsiaiškinta po vieną neapdraustą transporto priemonę ir transporto priemonę neturinčią techninės apžiūros. Aivaras Juškevičius, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Antradienio vakarą Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse nesėkmę patyrė Alytaus Dzūkijos krepšininkai, kuriuos į priekį vedė komandos naujokas Julius Jucikas. Antradienio vakarą Kėdainiuose nutrūko Alytaus Dzūkijos 2 iš eilės laimėtų rungtynių serija. Andrėjaus Urlepo auklėtiniai pralaimėjo Kėdainių Nevėžiui 81-91. Nuo pat rungtynių pradžios Alytaus ekipą į priekį vedė naujokas Julius Jucikas. Lenką Adamą Lapetą pakeitęs vidurio puolėjas šiame susitikime įmetė 27 taškus, išprovokavo 9 varžovų pražangas bei po krepšiais sugriebė 6 atšokusius kamuolius. Tačiau šių skaičių pergaliai pasiekti nepakako. Sunku patikėti, tačiau šį Juliaus pasirodymą sugebėjo nustilpti kitoje komandoje žaidęs Darius Gvezdauskas. Dar prieš 2 sezonus gynėjas vilkėjo Alytaus Dzūkijos marškinėlius, tačiau tose rungtynėse jam tai nerūpėjo. Visą vakarą nuostabiai krepšį atakavęs Darius iš viso pelnė net 32 taškus, bei palaidojo visas alytiškių viltis iškovoti 5-ąją pergalę šiame čempionate. Sužaidus 3 kėlinius aikštelės šeimininkai džiaugėsi minimalia persvara 61-60. Lemiamą ketvirtį spurtų 17-4 pradėjo Ramūno Cvirkos auklėtiniai įgijo apčiuopiamą pranašumą, bei 3 kartą šiame sezone įveikė Alytaus Dzūkijos komandą. Rezultatyviausias Dzūkijos gretose buvo 27 taškus surinkęs Julius Jucikas. Linas Lekavičius pridėjo 11 taškų, Jeffrey Robinsonas 10. Nugalėtojus į priekį vedė Darius Gvezdauskas, surinkęs 32 taškus. Vaidotas Volkus prie pergalės pridėjo 15 taškų. Kitose rungtynėse Alytaus Dzūkija sausio 23 dieną šeštadienį namuose susitiks su Pasvalio Pieno žvaigždėmis. Rungtynių pradžia Alytaus arenoje 19:30 min. Aivaras Juškevičius, Dzūkijos televizija. Netrukus informacija apie rytdienos orus. Dėkoju už dėmesį žinioms, gražaus vakaro. Rubrika remia Sumani TV, naujos kartos Seagates televizija. Sinoptikai žada, jog ketvirtadienį atmosferos slėgis truputį pakils, debesų sluoksnis suplonės, todėl sniego bus mažiau, tačiau sulauksime vėl šaltesnių orų. Artėjant savaitgalį orai beveik nesikeis. Sniego bus nedaug, o žiemiškas šaltis iš Lietuvos trauktis nežada. Artimiausią naktį Alytuje ir Kaune bus 9, Vilniuje 12, Klaipėdoje 8 laipsniai šalčio. Ketvirtadienio dieną Alytuje termometro stulpelis nukris iki 8, Kaune iki 7, Vilniuje iki 9, Klaipėdoje iki 5 laipsnių žemiau nulio.